Ar asmeninis brandas šiandien parduoda geriau negu verslas? Tai čia turbūt yra apie tą asmeninį ryšį. Vėlgi tikrai yra, manau, geresnių profesionalų, kurie būtent šitoj srityje dirbo to personal brandingo ir tikrai turės ir daugiau tyrimų, kurios galės išsitraukti ir paaiškinti, kaip exactly tai veikia ir kodėl žmonės tai pasitikė. Iš mano perspektyvos tai yra būtent tas social proof, socialinis pasitikėjimas, kur aš pasitikiu tuo, ką aš pažįstu, aš žmogum pasitikiu labiau negu kažkokių neaiškų logotipų, nes kas yra logotipas? Nu nieko, paveiksliukas. Žmogus yra žmogus. Žmogus turi vardą, žmogus turi asmenybę ir jeigu aš to žmogų net jo nepažinodama LinkedIn matysiu kiekvieną dieną ten darantį, nežinau, vieną dieną kepantį bandeles, kitą dieną kažką darantį, vėlgi, mes esame urviniai žmogeliukai, matau, man atrodo, kad pažįstu, ašgi mano smegenys nesupranta, kad čia yra kompiuterio ekranas. Dėl ko irgi būna, kad žmonės su garsenybėm gatvėje sveikinasi, nors, kaip ir supranta, kad ta garsenybė neįsivaizduoja, kas tu toks esi, nes mums tai yra familiar, mes pažįstam. Tai tiesiog kuria pasitikėjimą, kuria kito lygio pasitikėjimą, nuo su pasitikėjimu tada jau ateina ir motyvacija ir kažkoksai, toksai artimesnis jausmas ir intencija atsiranda. Pirkti, konvertuoti.